Žiemą vasarą daugelis žmonių atvažiuoja gėrėtis jūros platybėmis. Bet mažai kas žino, kad čia kadaise gulėjo ledo kalnai. Geologai sako, kad tai buvo prieš 12 000 metų. Paskui šitas ledo kalnas pradėjo tirpti ir čia šalti vandenys užliejo šitą įdubą. Krantai vaikščiojo iš vienos pusės į kitą pusę. Šitoje vietoje, kur mes sėdim, kadaise buvo jūros dugnas. Įsikasę kokią porą metrų gilin, atrastumėme senai suklostytus jūros dugno sluoksnius. Po vieno pasispardymo, tokio pavaikščiojimo, jūra pasidarė panaši į dabartinę. Tik tai krantuose priraitė daug visokių įlankų. Ir šitose įlankose pradėjo nešti ir kaupti gintarą. Daugelis šitų gintarų yra palaidoti tenai po smėliais. Bet maždaug prieš kokią porą šimtų metų žemdirbiai savo dirbose pradėjo atrasti šitą gintarą ir rinkti. Bet įdomiausia, kad greta šitokia paskleisto gintaro atrado sudėtas į krūvas gintaro radinių. Aišku, tai padarė pirmieji gintarą čia atradę žmonės. Kada tai buvo, mūsų žmonės nesuprato. Bet praėjo geras laikas ir dirbose pradėjo atrasti gintaro paklotus plotelius. Beveik tuo pačiu laiku, šalia tų gintaro krūvų, žmonės pradėjo rasti smulkiais gintarais nuklotus plotelius. Tie gintarai daugelis buvo nukapoti, nulaužyti. Ir tarp tų gabalėlių žmonės pradėjo atrasti jau gatavus, apdirbtus dirbinėlius. Čia ko gero ant kaklo kabinamas kabutis. Čia buvo vadinamosios sagutės. O šitą dalyką žmonės sakė, kad tai yra pypkės. Norit tikėkit, norit ne. Bet iš tikrųjų tai yra va šitoks pailgas karolis. Šitų nuolaužų dirbinėlių yra atrandama daug. Vadinasi, šitos daiktų buvo gaminami masiškai. Ir jeigu žmogus sėdėdamas vienoje vietoje sugebėjo tokią krūvą skaldyto gintaro prikraptyti, tai jis ten sėdėjo ne dieną, ne dvi ir vis kalė ir darė tus gintaro dirbinėlius. Laiką, ko gero, pradėjo išduoti tai, kad iš šitų gintarų pradėjo atrasti titnago. Nu, tai žmonės pagalvojo, ko gero, ten tie žmonės tuo laiku geležies neturėjo. Tų gintarų yra pridirbta tiek daug, kad galima netgi išskirti, kokiu būdu buvo jie gaminami. Atrado iš šitokio gintaro, padarė šitokią plokštelę, paskui išgręžė skylę ir gavosi kabutis. Patys gražiausi daiktai į šitą rinkinį nepateko, kurie buvo skirti individualiai naudojimui. Ir yra šitokių kabučių papuoštų visokiais, nu ne visokiais, bet
tokiais ornamentais ir žmonės turėjo kažkokią reikšmę dar pagerinti tą savo dirbinėlį. Čia yra patys paprasčiausi, kuriuos jau gamino masiškai. Sagutės grąždavo, pragrąždavo, padarydavo skritilėlius, grąždavo. Tai yra ne sagutės, o greičiausiai tai yra maži karoliukai, kurie buvo siūvomi prie drabužių. Ir va šitie ilgieji karoliai jau irgi ko gero buvo siūvomi prie drabužių eilėmis, nešiojami kaip po tokie. Tai maždaug po poros šimtų metų, kai buvo atrasti pirmieji dirbiniai, į tas vietas atėjo archeologai. Archeologai sako, kad šitiems dirbiniams yra 4-5 tūkstančiai metų. Dabar tokia padaryti būtų žymiai lengviau, turint metalinius įrankius ir švitrinių popierių. O čia va matosi aiškiai, yra ko gero brūžinta ant akmens. Va kokių yra riebės yra palikusios. Aišku, čia yra dar tik pusė darbo. Paskui ant odos nušlifuodavo taip, kad nesimato jokių, kaip va šitą žiūrėk, jokio pėdsako, kad čia būtų buvę kažkas prieš tai gramdyta, ar brūžinta, ar dirbta. Tik tai aišku, nešiojant, antrą pusę nulūžo. Su metaliniu įrankiu nepadarysi tokio skaldimo. Čia reikėjo sugebėti turėti rankų miklumą, kad sugebėti nuimti viršutinį sluoksnį ir kad paliktų tau formelę pirmoji prieš toliau dirbant.